ten į priekį, o kita eina tiek pat atgalios. Bet jau jūs dabar gal tik tai su tuo priekiu išmokyti, o einant pasakyti, kada reikia atmesti atgal. Gerai? Žinokit, kad ne visi grįšit, taip kad džiaukitės kol kas. Tas tarp jūsų prastai atrodo, kad dar prašiau. Tokia danga, tai turi būti matytis tik tai skylutė. O ne taip, šniūrikų tokių neturi. Kai mes atsispiriam, lieka lazda ir dabar mes ją nevelkam į priekį, bet persiskraidinam. Uždiržę. Ten lazda galia tarp dviejų pirštų liko, kontrolė nepametama, ant dirželio pasikabinus. Struktelėm už to dirželio mostas į priekį toks, į viršų parskrenda lazda. Pagaunam su visais pirštais, vėl smeigiam ir vėl mostas. Visi įvaldė, bet ir rankų mostas atgal. Kol nėra atsispyrimo ir mosto atgal, nėra švediško ėjimo. Mes šitą galim taip eiti greitai, ar lėtai, ar daug, ar mažai. Bet tai eisim pasiremdami, mums lazdas aišku padės. Bet tos naudos, kurią gali teikti švediškas ėjimas, mes negausim. Lazdas čia yra tikro švediško ėjimo, atitinka visus reikalavimus, dirželis, pirštinės formos, ant kurio galima pasiremti į lazdą ir tvirtai atsispirti per dirželį. Atsispirimas, kaip jau Raimondas sakė, ne už rankę nuspaudžiam lazdą, bet per dirželį spaudžiam ir pilnai atsispiriam. Lieka ranka tiesi už nugaros, lazda ir ranka žinai tiesia linija. Ir visi pirštai palydi lazdą. Priekį visi pirštai suspaudžia lazdą, kai pagaunam, paskui palydi. Sugauna, palydi. Gerai, tai dabar stokit vieną eilę kaip nors, kad ratuku, kad niekam neįdurtume. Ir palinkstas ant dešinės, supuolės rankas ant jos, priekį lazdas, abidžiškadį, pagaunam, į žambes va tokias, taip kaip tas mostas būna, va taip žemaigė. Metam atgal, tarp dviejų pirštų pasikabina ant dirželio. O turite įprasti paleisti rankeną iš dirželio. Skrenda į priekį, pagaunam, įstrižo skrenda, atgal. Ir lazdos meskit žemyn, va taip, neužkelkit viršelį. Bet į dviem pirštais ją ten jos kryptį reguliuojam, tarp dviejų pirštų. Parskrenda su visais pirštais. Pirštai visą laiką dirba, susigniaužia, atsitiesia, susigniaužia, atsitiesia. Specifinis pirštų mostas atgal. Tai mes metam lazdą, atsispiriam atgal, žemyn lazda. Atsispiriam lazda, žemyn skrenda ir pirštai palydi lazdą. O tas mostas pirštų dar labiau leidžia mums dar toliau atsispirti. Iš inercijos mes mojam, pirštai moja ir dar porą centimetrų pailgėja mūsų mostas atgal, dar stipriau sudirba nugaros ir pečių raumenys. Gerai, kita koja į priekį. Ilsisi ranka prie kojos, su viena ranka rongiruoja. Pirštai visą laiką dirba. Ir kraujotaka padeda, pumpuoja kraują. Priekį susigniaužia, kai statant, tvirtai fiksuojam su visais pirštais. Ir po biškį atsidaro delnas ir pirštų mostas atgal. Sugniaužiam atgal, sugniaužiam atgal. Nuleiskit ranką iš peties atpalaiduoti. Ir paleiskit, va taip, va, paleiskit ant dirželio lazdą iškristi. Pasikabina ant dirželio tarp dviejų pirštų. Man nepasikabina. Kita koja į priekį, ilsisi ranką prie kojos. Padirbam su kita ranka. Ir peties mostas, ir riešo mostas. Atpalaiduoti ir petys, ir riešas. Ir riešas, ir pirštais palydim, nes dar labiau tie paskutiniai centimetrai to mosto dar labiau įdarbina nugaros raumenis. Koks efektyvumas to mosto.
vadinamo tonizuojančio, vadinasi žaliasis kokteilis, čia prie mūsų striukių žalios spalvos. Tai už tai mūsų kuriamas prekinis ženklas, jau sukurtas Lietuvoje, yra žaliam fone Nordic Walking Style. Pradėjom gaminti ir žalias lazdas, įsigijom ir žalią aprangą ir mane visą šitas žiūrėtiško ėjimo kelias takas atvedė iki žaliųjų kokteilių. Turbūt žinote, iš ko jie gaminami. Iš žalumynų, trupučio vandens ir dėl skonio tik tai... Ir pelkės vandens, žalės. Jau ten galėjom dasisemti pelkės vandens. Būtų buvę daugiau. Ir dėl skonio keletą vaisių. Čia yra įdėta šiandien špinatai, petražolės ir dvi kriaušės doboliai ant to viso čia kiekio. Vaisiai dedame tik tai dėl skonio, kad ne šiaip vieni suplakti žalumynai, tai būtų toks kvapas žalėsių ir būtų nelabai skanu gerti. O čia yra dabar pakankamai ir baltymų, ir mineralų, ir visų tokių medžiagų. Bet tai žadėjau tostą. Tai siūlau šitą žaliąjį kokteilį, šitam mūsų žygiui jau galbūt net įpusėjusi ar pirmam trečdaliui, pasisemti iš jo jėgų. Ir noriu pasakyti, kad tai man šiam sezone yra paskutinis žygis, uždarimas sezono. Labai ačiū Raimondai ir šeimininkams, Editai ir Rolandui, kurie padėjo suorganizuoti. Pasikviesti čia ištikimiausius šiaurietiško ėjimo bičiulius, kurie ne pirmą kartą čia šituose braziukuose ir kitokioj mano veikloj kartu su manim. Aš išvykstu po kelių dienų į šiltesnį ir saulėtą kraštą, į Kanarų salą La Palmą, kur labai smarkiai vaikščios ir toliau su šiaurietiško ėjimo lazdom. Ir kviečiu jūs visus tenai atvykti. Į jūsų sveikatą. Sėkmę La Palme. Ir kad svajonė išsakytos žodžiais pavirstų energiją didžiulę. Ačiū. Ir viskas įsipildytų, ką Janina svajoja. Tada ir mes atvažiuosim. Patriotiškai nusiteikusi šiaurietiškam ėjimui. Va taip kaip einama ilgą laiką, tokiu diagonaliniu žingsniu, kūnas nuo tokio vienodo apkrovimo pavargsta. Tada galim truputį pakeisti raumenų apkrovimą ir su dviem lazdom atsispirinėti. Šitą techniką dar labai patogi eiti ir į įkalnę, bet ją galima pamainyti ir einant paprastu lygiu keliu. Tada statomas abi lazdos kartu, bet ne prieki, vis tiek įsivažiuoju per pusę žingsnio. Dedam kartu, lazdas ir koja, aš dabar į čia eisiu, tai susidurkim. Vektorius. 1, 2. Mostas mano tas pats. Lazdas įsivažiuoju. Mostas tas pats mostas. Gaunasi, kad tą pačią koją atsispiriam. Pavargsta, pasikeičiam koją. Nuslysta. Kitame gale kilpos. Tas kilpas šiuo atveju kišam kojas, bet galima kišti ir rankas, paskui kitą atveju parodysiu. Iki pusės pėdos saugiai, kad nenušoktų. Ir va dabar keliam rankas ir keliam jau su pasipriešinimu. Reikia saugiai, dubenį po savim. Keliam į viršų ranką su pasipriešinimu. Paskui mes darysim, tik tai dabar pastebėkit, paskui mes darysim visi kartu kitą mankštą. Va, yra va toks elementarus pratimas su pasipriešinimu. Galim gumas pasukti, jų pasipriešinimas padidės. Šiaip tai čia yra dar ir kitos spalvos gumas, yra juodos, stipresnės, žalios, lengvesnės pagal pasipriešinimą kilogramą. Va, juodas, virkškom. Va toks pratimas. Tokie elementarūs pratimai. Arba darau alkūnę atgal. Vėl kitos raumenų grupės. Čia tas pats, kas sporto salėje reikia ant įvairių staklų, tai yra visą ratą. O čia galim su vienu va to treniruokliu, galim daryti
O jeigu dar judesi, tai dar įsijungia ir koordinacija. Ir su muzika grupėje yra labai nuotaikingas treniruotės. Arba jeigu darau įtupstą. Ir taip su viena koja kokius 6-8 kartus. Pirmyn, atgal. Tame irgi. Vėl kitos raumenų grupės dirba. Už storo medžio uždėti. Ir tada, jo. Vėl krūtinėlis taip, krūtinės raumenys taip. Viršutiniai daliai šitai. Aukščiau kampą taip, rankų kelią. Apatiniai daliai. Aš ten savo atrimė taip pat patogiau, nes šiaip taip gerus koordinacijos pianinas griūna. Sėdmenims ir kojos. Šiaip daug pratimų yra labai ir... Iškvėpiam ir ilginam rankas iki žemės, tiek, ne, stuburas susilenkia. Išsitempia. Ištiesiam nesakėte. Reikia nesukama. Pilna peties sąnarios amplitudė dirba. Kita pusė įkvepiam. Ir atgal, pastrigovai darė. Lūžo irklas. Tam šonkaulius. Lenkiamės, įkvepiam. Eidžiam tarp menčių už nugaros ir su kita ranka sugriebiam ir artinam delnus vieną prie kito. Lankstumą pasitikrinam. Kryžmai į priekį savęs. Ištiesta ranka iš peties. Stumiam lasdas į šoną ir lenkiamės, apkabinam su kita ranka save. Peties tempimas, tiesti ranka į šoną. Į šoną, ne į priekį, į šoną, taip kad būtų tempimas peties. Iš kojos padarom. Gerai, iki liemens išjudinam. Stiebėmės ant pirštų galų ir laikomės, dar vis smarkiau stiprinam tempimą. Kita koja. Koja virš kelio ir prisėda. Koją reikia stengtis kuo horizontaliau užkryžiuoti. Kojų pirštų linija tik tai tiek keliai linksma. Nuva rankos į priekį, užpagalis atgal. Ir va taip padarom. Kad jautume tą tempimą. Nugaros, pečių, blauzdų. Kita koja atgal. Ten spaudžiam kulną tiesiai, neišsukam kulną tiesiai. Spaudžiam kulną prie žemės ir tempiam. Tempimą. Tom. Pakeliam vieną koją, bet nepriglaudžiam. Stovim užsimerkiam, pradžiai bent 20 sekundžių. Nešam svorį. Ir atsisveikinam iki sekančio susitikimo. Čia neišvažiuojame. Ačiū. Iki sekančio susitikimo. Ačiū. Su jumis jau kitais metais. Arba lapalmais, ar šiaip. Pasižino, ne? Palaukit, dar neneškit lašinių gal. Prašome, iš karto šaukti.